Teisėjų knyga. Dievas duoda daug pavyzdžių, iš ko mes galime mokintis, kaip lavintis dievotumą. Pavyzdžių, kas nutinka, kai žmonės neseka paskui Dievą, neklauso jo. Ir vieną tokį pavyzdį pamatysime Teisėjų 1 skyriuje, nuo 1 iki 7 eilutės. Jozuei mirus, izraelitai klausė viešpaties, kas iš mūsų eis pirmas kare su kananiečiais. Viešpats atsakė, Judas eis pirmas, aš atidaviau žemę į jo rankas. Tada Judas tarė savo broliui Simeonui, eime su manimi į mano kraštą ir kariaukime prieš kananiečius, po to aš trauksiu su tavimi į tavo kraštą. Ir Simeonas nuėjo su juo. Jodu išžygiavo ir viešpats atidavė į jų rankas kananiečius ir perizus. Jie išžudė prie Bezeko 10 000 vyrų. Ten jie sutiko Adonį Bezeką, kariavo prieš jį ir sumušė kananiečius ir perizus. Adonį Bezekas bėgo, bet jie vijosi jį ir sugavę nukirto jam rankų ir kojų nykščius. Adonį Bezekas tarė, 70 karalių su nukirstais rankų bei kojų nykščiais rinkdavo mano pastalėje trupinius, kaip aš dariau. Taip ir Dievas man atlygino. Jie nuvedė jį į Jeruzalę, kur jis mirė. Teisėjų knyga yra Jozuės knygos svarbių įvykių ir didelių darbų tęsinys. Dievo tauta Izraelis turėjo Dievo paskirtą misiją užimti pažado žemę Kananą. Ta darbą pradėjo Jozuė su visu Izraeliu, bet pasenęs ir sulaukė 110 metų, Dievo tarnas Jozuė numirė ir buvo palaidotas. Bet Dievo darbai negali sustoti ties žmogumi. Jie turi tęstis. Dievas visada pakelia kitus žmonės savo darbams, kurie tęs pradėtus darbus. Teisėjų knygoje nuo 1 iki 3 eilutės mes matome apie besitęsiančius Dievo darbus. Pagal žydų Talmudą Teisėjų knygą užrašė pranašas Samuelis. Tekste matome didelę bendradarbiavimo svarbą. Judas ir Simeonas. Judas tarė savo broliui Simeonui, eime su manimi į mano kraštą ir kariaukime prieš kananiečius, 2 eilutė, 3 eilutė. O po to aš trauksiu su tavimi į tavo kraštą ir Simeonas nuėjo su juo. Pirmiausia yra kritiškai visame kame klausti Dievo valios. Mes tai matome tekste. Jie taip ir padaro. Tai yra geras pavyzdys mums šiandieną. Dievas jiems aiškiai atsako. Dievas visada atsako, kai tu kreipiesi į jį su prašymu, kad Judas eina pirmas kariauti prieš kananiečius. Mylėjai, nereikia rodyti kaprizų ir nepasitenkinimų, o kodėl Judas eina pirmas? O kodėl ne aš einu pirmas? Dievas taip nustato, mes priimame ir sekime paskui jį. Tada Judas pasikviečia į darbą savo brolį. Dėl to, kad tu žinai Dievo valią šiandieną, nereiškia, kad tau bus ją lengva vykdyti. Judas tai supranta ir kviečia brolį Simeoną bendradarbiauti. Gera pamoka tau ir man šiandieną. Pirmiausia, mes klausim Dievo, ką jis nori per mus nuveikti. Mes vėliau pamatysim truputėlį, yra skirtumas tarp Seno ir Naujojo testamento. Mes tikrai neįsim Latviją užiminėti, ar ne? Mes tai suprantame. Bet tu klaus, ką tau reikia daryti ir Dievas parodys. Ir kai Dievas tau parodys, nedaryk visko vienas, kvieskis pagalbą. Daugelis krikščionių nei klausia, nei ieško, nei vykdo Dievo valios. Simeonas sutinka eiti kartu su Judu, toliau užimti pažado žemę. Simeonas galėjo ožiuotis ir sakyti, jeigu aš nesu pirmas Dievo valioje, tai aš išvis neisiu. Aš antru nebūsiu. Aš jaučiuosi įžeistas, todėl neisiu. Ir tu Judai sukis kaip nori. Toks žmogiškas mąstymas yra. Daugelis nesutinka padėti, jeigu jie nebus svarbus ir matomi bažnyčioje arba kitose tarnystėse, jie nenori bendradarbiauti. Judas ir Simeonas vienas kitam padeda įveikti kliūtis ir siekti tikslo. Ką mes darome šiandieną?
Žinai, Dievas kiekvienam turi darbo. Neatsisakyk padėti kitiems bendradarbiauti Dievo darbuose. Vienybė, draugystė, bendradarbiavimas ir palaikymas Kristuje yra mūsų krikščionių stiprybė šiandieną. Amoso 3 skyrius 2 eilutė sako, argi gali dviese eiti kartu, jei nėra susitarę. Šiandien tiek daug nesutarimų yra tarp mūsų. Turime susitvarkyti. Jie negali eiti kartu, jei nėra tarp savęs susitarę. Bažnyčia yra, nežinau, kur dar gali būti stipresnė vienybė nei bažnyčioje, nei šeimoje. Todėl būk tikras, kad eini vykdyti Dievo valią, o ne tik tai žmogišką. Judas su Simeonu žinojo, kad tai yra aiški, konkreti Dievo valia ir mes einame padėti vienas kitam. Dievas tau duoda šeimą pagal savo valią, kurioje vienas kitą palaiko ir padeda. Yra kartu kryptingas judėjimas Dievo valios darbuose ir tiksluose. Mes čia iš toli įeiname į Adonį Bezeką, mes čia pamatysime ar ne, bet tą kalbant vienybę ir bendradarbiavimą, kuris prasideda Teisėjų knygoje. Dievas duoda šeimą ir šeimoje tu gali atrasti palaikymą ir pagalbą. Ką mes darytumėm be savo žmonų? Gal nėra tas žmogus tokio, kokio mes norėtumėm, bet mes meldžiamės. Pastorius šiandien apie maldos efektyvumą labai stipriai pasakė. Meldžiamės kantriai, leidžiame Dievui keisti, bet Dievas duoda šeimą, kur turime kryptingą judėjimą kartu Dievo valioje, tiksluose ir darbuose. Savo dvasinėje kelionėje yra nepaprastai svarbu turėti Simeonų, kurie ateis į pagalbą, nes vienas lauke ne karys. Dievas tau duoda bažnyčią, Dievas tau duoda gerus krikščionis draugus pagalbai. Kai kurių darbų be kitų pagalbos tu net nepadarysi. Dovydas be Jonatano nebūtų atsidūręs ten, kuris atsidūrė. Kartais Dievas tau siunčia trumpam, bet labai svarbiam laikui skirtingų žmonės į tavo gyvenimą. Per juos Viešpats padaro ypatingą darbą, o po to dvasia juos nuneša kitur. Aš tik sakau, Dieve, taip žmonos nenunešk, ar ne, kaip Pilypą nuo Etiopijos eunucho pagavo ir nuskrido, žinai, sakau, palik man žmoną, kad nenuskristų toli, iš tikrųjų, nes mums labai reikia dvasinių kompanionų, kad palaikyti kartu. Ir čia mes matom tokią mintį 4 eilutėje pergalė. 4 eilutė sako, Judas išžygiavo ir Viešpats atidavė į jų rankas kananiečius ir perizus. Jie išžudė prie Bezeko 10 000 vyrų. Tokia buvo Dievo tvarka, žinot, Senas testamentas skiriasi nuo naujo. Bet Dieve pergalė bus visada. Dievas veda Izraelį triumfo eisenoje. Mielieji, aš jokių būdų nelyginu dabartinio Izraelio karo su aplinkinėm tautom. Aš kalbu apie Seną testamentą ir apie tuo metu apreikštą aiškę Dievo valią. Mes šiandien gyvenam Naujojo testamento laiku. Tai yra skirtinga sandora ir Dievo veikimas yra kitoks. Todėl nemaišykime, prašau. Bet Dievas duoda pergalę. Atiduoda kananiečius į abiejų rankas, Judo ir Simeono, jie nužudo 10 000 kananiečių. Dievas visada laimi. Ir čia mes matom aišku Dievo valios rezultatą. Ir kai tu šiandieną vykdai Dievo valią, tu būsi palaimintas ir tavo gyvenimas bus prasmingas. Man yra labai didelis palaiminimas tarnauti kalėjime nuteistiesiems kaip kapelionas ir dirbti taip pat mokykloje tikybos mokytoju. Prisiliesti prie Vilniuje, prisiliesti prie mokinių jauno besiformuojančio molio, prie jų gyvenimo. Kalbėti su jais, bendrauti. Ir aš sakau žmonai grįžęs namo, kaip gera tarnauti Dievui. Man tai patinka. Ir žmona mane klausia, tai kur tau geriau, mokykloje ar kalėjime? Jei pasakysiu, kad man geriau kalėjime, tai žinai, galima pagalvoti, kad kažkas negerai su manim, ar ne? Bet, mylėjai, visur tau bus gerai ten, kur yra Dievo valia. Ten, kur Dievas tave siunčia, jis duoda tokią malonę, duoda tokią palaimą ir toj pergaliai veda. Mes kartais gal nematom rezultatų, apčiopiamų, kokius mes norime pamatyti, bet pergaliai netaip yra matuojama. Vieną dieną Kristus viską mums parodys
ir atlygins už kiekvieną mūsų pralietą ašarą, už kiekvieną triūsą, už kiekvieną sunkumą, kurį mes patyrėme. Taigi Dievas veda triumfo eisenoje. Ir mes šiandieną Kristuje einame triumfo eisenoje. Žiūrime į Kristų ir aš nežinau, ką mes darytumėm be šeimos, ką mes darytumėm be bažnyčios, ką mes darytumėm be tikinčiųjų, be vienas kito, ką mes darytumėm be parakletos, be šventosios dvasios, kuris gyvena mumise, veda mus į tiesą, moko mus, guodžia, stiprina. Ir tai yra pergalė. Mes čia pakraunam savo dvasinius akumuliatorius, nes rytoj pirmadienis, rytoj į mokyklą, į darbus, į išbandymus, į problemas rytoj eisime, mylėjai. Rytoj eisime į problemas. Todėl Dievo palaimos jums jūsų keliuose, jūsų piligrimo kelioniai, kurią jūs turite. Ir čia mes sutinkame Adonį Bezeką. Tai yra Bezeko karalius. Pirmą kartą mes jį sutinkame, jis pamato, kad kova yra pralaimėta ir jisai turi bėgti. Bet aš noriu truputėlį pakalbėti apie jo triumfą ir jo garbę. Apie žmogišką triumfą ir apie žmogišką garbę. Pirmą kartą mes jį sutinkame ir jo darbus. Adonį Bezekas buvo Bezeko miesto karalius. Atėjęs į valdžią jis darė sprendimus. Mėlėjai, mes visi gyvendami šiame pasaulyje darome sprendimus. Mes renkamės, ką mes darysime. Ir kaip mes gyvensime. Ir šitas žmogus darė sprendimus. Tiksli Bezeko vieta mums nėra žinoma, bet tai turbūt ir reikšmės neturi. Senovėje beveik kiekvienas miestas turėjo savo karalių. Ir mes pamatome jo tikrąjį veidą mūsų tekste. Ir Adonį Bezekas yra šio pasaulio kunigaikščio šėtono paveikslas. Jis buvo labai stiprus, kaip Galijotas iš Gato. Mes čia tekste atrandame, kad jis nugalėjo 70 karalių ir visus jos paėmė jų miestus. Visą turtą jis pasiėmė savo, o visų miestų gyventojus jis padarė vergais. O iš tų 70 karalių jis pasidarė savo ypatingą pramogą. Pirmiausia, ką jis padarė tiems karaliams, jis juos ypatingai pažemino ir padarė neįgalius visam likusiam gyvenimui. Jis nukirto jiems rankų ir kojų nykščius ir prirakinęs juos laikė kaip šunis po savo dideliu puotos ir pramogų stalu. Šie karaliai daugiau niekada negalės paimti lanko, ieties ar kardo ir kariauti. Pirmiausia, iš juos padarė invalidus, neįgalius, kad daugiau nekariautų, o taip pat, kad būtų patyčių objektas. Bet jie už tai galės laikyti irklus laive. Jie paliko jos tokius darbus dar daryti, kad darytų vergo darbus. Štai ką padaro velnias su žmogumi. Jis siekia padaryti žmogų neįgalų tarnauti Dievui. Pirmiausia, jis atskyrė Adomą su Ieva nuo Dievo per jų nuodėmę. Po to apakino jų protus, 2 Korintiečiams sako, šio amžiaus dievaitis apakino protus, kad nei vienam nesušvistų Kristaus Evangelijos šlovės šviesa. Visas šių vargšų maistas buvo nukritę trupiniai nuo šeimininko stalo. Tai buvo Adonį Bezeko pasiekimų išdidumo triumfas. Jam buvo ypatingas malonumas matyti visus tos karalius kenčiančius ir pažemintus. Tai yra trofėjai jo karo. Čia yra ypatinga sadizmo forma, tai nusikaltimas prieš Dievą ir prieš visą žmoniją. Nežinau, kiek laiko tai tęsiasi, bet visiems tai buvo pramoga matyti šios apgailėtinus karalius. Kiekvienas žmogus turi teisę į Dievą. Bet tai maitino Adonį Bezeko išdidumą, jam tiesiog buvo malonumas. Visi, kurie atvykdavo pas Adonį Bezeką į svečius, matė jo garbę, jo jėgą ir Adonis buvo žiaurus, piktas, išdidus tironas. Ir šėtonas yra Dievo priešas ir jis turi ypatingą pramogą ir džiaugsmą matyti kenčiančių žmonės. Per Adomo ir Ievos nuodėmę velnias visus žmonės pavertė vergais ir užtraukė prakeikimą. Jis laiko visą pasaulį kaip šunis po savo prakeikimo stalu ir maitina sielvarto ir pažeminimo trupiniais. Tik prisimink, kur tu buvai be Kristaus ir kuo tu maitinaisi. Iš kur mes atėjome pas viešpatį Jėzų Kristų. Jono 8 skyrius 44 eilutė.
Jėzus pasakė tokius žodžius: jūsų tėvas yra velnias. Tai yra Adoni Bezekas, kuris nori valdyti, ir tai yra tokia tragiškiausia tiesų apipuolusi žmogų. Bet yra gera žinia. Dievas yra meilė, Dievas yra gailestingumas ir Dievas yra atleidimas. Todėl ir atėjo pasaulio gelbėtojas Mesijas Jėzus Kristus, 1 Jono laiškas sako, sugriauti velnio darbus ir jo karalystę, bei išgelbėti visus žmonės. Ateik pas jį ir priimk jį į savo širdį per nuoširdžią atgailą ir tikėjimą. Nesimaitink šio pasaulio trupiniais. Pas Jėzų ėjo minios ir nešė visus luošus, paralyžiuotus, aklus ir visokių ligų kankinamus žmonės, kuriuos šio pasaulio Adoni Bezekas kankino ir vargino. Ir Jėzus išgydė juos. Tai nuostabiausia diena, kai ne tik fiziškai tave pagydo Jėzus pagal savo valią, bet ir duoda tau išgelbėjimą, apšviečia protą, tu pakeli akis į dangų. Ar pamenat, kada Nabukadnecarui sugrįžo sveikas protas, kai ėdė 7 metus žolę, kai pakėlė akis į viršų ir sako, tada sugrįžo man sveikas protas. Dažniau reikia žiūrėti į viršų, ne tik į lubas, bet aukščiau. Dievas yra trečiam dangui. Tačiau net po tavo išgelbėjimo velnias siunčia savo legionus kovai prieš tave. Jis visaip stengiasi sugriauti šeimą, sugriauti bažnyčią, sugriauti bet kokią Dievo tvarką ir bet kokį Dievo garbinimą žmonių gyvenime. Jis nenori, kad tu būtum laimingas, jis nenori, kad tu tarnautum gyvajam Dievui. Todėl visais įmanomais būdais siekia, kad tu šiandieną pultum, kad tu būtum pažemintas. Jis viską daro dėl to, bet tu turi pasakyti Kristuje ne. Tai yra tavo apsisprendimas, tai yra tavo tikėjimas, tai yra tavo jėga Kristuje. Ir sako, velnias bėgs nuo jūsų. Jis nori tau nukirsti dvasinius rankų ir kojų nykščius ir pakišti tave po savo baimės, abejonių, netikėjimo, skausmo ir prakeikimo stalu vėl atgal, iš kur atėjai. Kad tu vėl pradėtum maitintis pasaulio trupiniais, kad visada būtum sūnus palaidūnas ir kad visada būtum dukra palaidūnė. Mes sakom ne. Mes esame čia sveiko proto, sąmoningai garbinantis viešpatį, sąmoningai jam tarnaujantis, sąmoningai ieškantis jo valios ir mes sakom ne. Mes Adoni Bezekui daugiau netarnausime. Viskas. Kristus mane išvadavo, ištraukė, pastatė ant tvirtos uolos, nuplovė, davė tarnystę, davė sutaikinimo žodį, kurį mes kalbame ir mes einame toliau per pasaulį. Į kalėjimus einame, į ligoninės, visur, kur mus leidžia ir kur visur yra galimybė, nes žmonėms reikia Kristaus. Ten yra piktojo varginamieji. Ir jiems reikia išlaisvinimo. Nepasiduok, prašau, Jėzaus vardu. Bus nevilčių, nusivylimų, bus baimių, bus abejonių, bus streso, bus depresijos. Mes sakom ne pasaulį. Mes daugiau nebetarnausime ir nelysime atgal po tuo Adoni Bezeko stalu. Kalėjime, kur aš tarnauju, yra net atskiri nuskriaustųjų būriai. Jie yra pažeminti ir negali valgykloje valgyti kartu su kitais ir net indai jiems yra atskiri. Jie taip pat negali niekur būti kartu su kitais ir maišytis jiems po kojomis. Tai didelis žmogaus pažeminimas. Aš jiems sakau, kad vyrai, kada mes susirinkam į koplyčią, koplyčia yra Dievo žemė, čia dvasinė prasme, ir mes čia nieko neskirstysime. Mes čia visi susirinkame melstis, giedoti, klausyti žodžių ir bendrauti. Ir Dievas mums duoda malonę. Sunku, bet Dievas duoda taiką, Dievas duoda meilę. Velnias yra tamsos gaisrininkas, kuris siekia užgesinti tavo gyvenimą su Dievu ir tavo gyvenimo su Dievu laužą. Siekia užgesinti tavo maldos laužą. Siekia užgesinti tavo draugystės su Dievu laužą ir kitais krikščionimis laužą. Jis nori tave atskirti.
Velnias siekia, kad LGBT paradai užtvindytų pasaulio gatves ir sunaikintų bet kokį Dievo paveikslą apie šeimą, apie dievišką tvarką, panaikinti viską, kas primena dievišką tvarką. Mes žinome iš Biblijos, kad velnias pasauliui ruošia antikristą, kuris bus nepalyginamai baisesnis ir blogesnis už Adonį Bezeką, tą karalių. Jis padarys dar blogiau, jis nenukirs nykščių, bet jisai vers visus didelius ir mažus imti žymę į kaktą ir į dešinę ranką. O visi, kurie to žymės neims, jie bus žiauriai baudžiami. Mums gera žinia, kad čia bažnyčia bus pakelta ir mes neisime per tai. Ačiū Dievui, jis mus apsaugos. Taigi, toks buvo pasirinkimas Adonį Bezeko, toks buvo jo žemiškas triumfas, tokia buvo žemiška šlovė, bet viskam ateina Dievo teismas, mėlėjai. Viskam ateina galas. Pirmiausia, pakalbėti apie Dievo teismą, kuris tikrai ateina, 6-7 eilutė. Adonį Bezekas pabėgo, bet jie vijosi jį ir sugavę jam nukirto rankų ir kojų nykščius. Kokius aikus sekėsi, tokiu tau bus atsekyta. Kokiu teismu teisi, tokiu Dievas teis. Adonį Bezekas tarė, žiūrėk, kaip jis išpažįsta, jis pripažįsta dangui. Jisai sako, 70 karalių su nukirstais rankų bei kojų nykščiais rinkdavo mano pastalėje trupinius. Jis prisipažįsta, ką jis darė blogai. Ir sako, kaip aš dariau, taip Dievas man atlygino. Jisai suvokė, kūniškas žmogus suvokė, kad Dievo teismas ateina ir kad Dievo atlygis ateina. Tarp kitko, jeigu truputėlį paminėt apie tuos pačius 70 karalių, kuriems Adonį Bezekas tai padarė. Kažkada jie patys buvo karaliai, sėdėjo savo sostuose ir jie darė sprendimus. Ir kas žino, gal tie 70 karalių irgi buvo blogi tironai. Ir Dievas jiem atlygino. Ir mes matom, kad Dievas baudžia vieną tautą per kitą, vienus per kitus, o po to ir tuos nubaudžia. Įdomi grandinė tokia įvykių yra. Tie 70 karalių, kada buvo savo sostuose, prieš tai greičiausiai niekada nepagalvojo, kad ateis bloga diena į jų gyvenimą ir kad gali galingesnis karalius juos nukariauti ir pakišti po prakeikimo stalu, kad jie bus pažeminti ir valgys atliekas. Jie apie tai nepagalvojo. Kai esi šlovės viršūnėje, tu tikrai nemastai apie blogas dienas. Šiandien žmonės nebijo Dievo ir nemasto apie jo teismą, bet jis ateis. Tau atrodo, kad šlovės viršūnėje mes būsim visada. Aišku, ačiū Dievui, mes išgelbėti krikščionys, ar ne, mes net nepanašus į tuos. Bet Galatam 6 skyriuje, 7-8 eilutė štai ką sako. 7-8 eilutė. Neapsigaukite, iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą. Kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą. Mes šiandieną sėjame dvasiai. Mes garbinam Viešpatį, mes jam tarnaujame, mes dėl jo gyvename, Jėzus mus atpirko ir mes sakom, Dieve, ką galim dėl tave nuveikti. Jeigu aš būčiau sužinojęs, 19 metų rugsėjo mėnesį pradėjau tarnauti kalėjime. Jeigu man 5 metus prieš tai būtų pasakęs, kad Dievas mane siųs į kalėjimą, aš kaip Jona būčiau ieškojęs Klaipėdoje gero laivo ir plaukęs į Ispaniją ar į Portugaliją. Bet matėt, kas ten darosi Ispanijoje? Dievas visur suranda. Aš dabar nelyginu, nesakau, kad ten Dievas jos baudžia, gal čia ne mano reikalas, bet mes žinom, kas ten vyksta. Kartais tau atrodo, tu nuvyksi ten, kur saugu ir gera, bet Dievas ir ten tave susiras. Todėl, mėlieji, ateina toks laikas, Dievas subrandina tave, paruošia tave, išlavina tave ir siunčia tave. Bet pas Dievą yra dangiškas grafikas. Ir aš tik stebiu Dievo, žinai, kaip išminčiai žvaigždės stebėjau, tai mes Dievo veikimą stebime, Dievo darbus mūsų gyvenime. Einame po truputėlį link pabaigos, bet matome, kad tie 70 karalių taip pat galėjo gauti tokį atlygį, nes Jėzus sako, galvos plaukai suskaičiuoti ir be tėvo nieks nekrinta žemyn. Vadinasi, Dievas būtų neleidęs, kad juos sugautų, jeigu jie būtų buvę geri. Ir jiems Dievas teismą padarė.
Dabar Dievo teismas pačiam Kananui, pačiai žemėjai. Kananiečiai buvo stabmeldžiai pagonys, kuriuos Dievas baudžia, kaip teisė Nojaus dienomis visam pasaulį ir kaip teis paskutinę teismo dieną kiekvieną, kuris bus be Kristaus. Kiekvienas žmogus, kuris neturi Kristaus teisumo savo širdyje, stos prieš balto sosto teismą. Krikščionims bus atskira, po bažnyčios pakėlimo atskira teismo krasė, ar ne? Ten jau nebus pasmerkimas, ten bus įvertinimas, diplomus duos už mūsų tarnystės. Bet Dievas teisė ir paprastus žmonės, nes tų miestų gyventojai buvo paimti ir padaryti vergais. Adoni-Bezekas atėjo ir padarė juos vergais. Kananas, nors ir pažado žemė, yra pasaulio be Dievo simbolis, kaip ir Egiptas. Todėl Dievas Jozui liepė išnaikinti visas Kanano tautas, 7 ir kiek ten gal jų daugiau buvo, ir ten apsigyventi Izraeliui. Dievas atima nuostabę žemę iš bedievių ir atiduoda Izraeliui. Tokia Dievo dangiška tvarka. Senas testamentas ypatingai kitaip Dievas veikia nei dabar. Ir nežinau kaip tu, bet aš labai dėkoju apskritai, kad aš gyvenu Naujojo testamento laiku, kur aš galiu Dievui iš bet kur kreiptis. Man nereikia vykti į Jeruzalę, kad su Dievu susitikčiau. Aš galiu kameroj, namuose eidamas, mašinoje, visur, parke vaikščiodamas, visur galiu melstis ir jo ieškoti. Ir jisai girdi, ir jis atlygina, kaip jau girdėjome pradžioje. Todėl, mylėjai, Dievas atidavė Kanano žemę Izraeliui kaip paveldą, kaip pažado žemę. Tačiau tu būk atsargus ir neperink pats teismo kitiems žmonėms į savo rankas. Jeigu Dievas atimė Kananą iš bedievių ir jiems atidavė Izraeliui, tai kartais gali, tokios mintys ateiti, tai ir aš galiu pasimti iš bedievių, ką aš noriu, ar ne? Atsargiai. Mes patys nekeršijame, patys nekariaujame ir paliekame teismą Dievui, jo veikimui. Ir dabar Dievo teismas Adoni-Bezekui. Atėjo Adoni-Bezeko teismo diena. Žinai, jis galvojo, kad visada bus savo pergalėse, savo šlovėje ir savo išdidume. Gal jis nei vieno pralaimėjimo neturėjo savo gyvenime, kaip Galijotas. Gal jis galvojo, kad visada didžiuosis ir visiems girsi savo karo trofėjais. Ir tie vargšai po stalu linksmins jį, kaip Filistinai Samsoną atsivedė, kad jis juos palinksmintų. Ir jeigu pasižiūrėti Danieliaus knygoje, 5 skyriuje, čia yra šiek tiek panaši situacija, bet skirtinga. Danieliaus 5 skyriuje vienas karalius Baltazaras labai pasipūtė ir ant sienos pamatė užrašą mene tekelų parsin. Ir pasikvietė žmona, pasakė jo, kad yra karalystėje vyras, kuris turi išminties ir supranta Dievo kalbą. Ir jį pasikvietė, kad išaiškintų. Ir Danielius jam pasako pamokslą. Nėra lengva karaliui pamokslauti. Jis pasako karaliui pamokslą. Ir žiūrėkite 22 eilutė, aš čia daug praleisiu. Jisai sako, o tu, jo sūnau Belšacarai, nenusižeminai širdimi, nors visą tai žinojai. Čia primena jisai apie jo tėvą Nebukadnecarą, kas atsitiko, kai jo širdis išpuiko. Ir dabar sako, tu, jo sūnau, 22 eilutė, nenusižeminai širdimi, nors visą tai žinojai. Tu pasipūtei prieš dangaus viešpatį ir įsakei atnešti jo namų indus. Ir tu bei tavo didžiūnai, tavo žmonos ir sugulovės gėrė iš jų vyną. Ir tu gyrė sidabrinius, auksinius, varinius, geležinius, medinius, akmeninius dievus, kurių negali nei matyti, nei girdėti, nei suprasti. O Dievo, kurio rankoje yra tavo gyvybė ir kurioje žinioje yra visi tavo keliai, tu nešlovinai. Tavo gyvenimo tikslas, kaip sakė brolis, tikėti ir šlovinti Dievą savo gyvenimu. Tai tu, Baltazarai, to nedarėjai, jam sako Danielius. Nors galėjai. Todėl jis siuntė ranką ir šitas užrašas buvo užrašytas. Ir užrašo aiškinimas toksai, kad Dievas tave suskaičiavo ir tavo karalystės dienas užbaigė. Ir ateis tokia diena ir taip užbaigė Adoni-Bezeko karaliavimą. Ir kažkas iš izraelitų sužinojo, ką jis padarė.
pasiėmė jį ir jam nukirto. Taip pat. Įdomiai Senas testamentas sako, randas už randą, žaizda už žaizdą, akis už akį, gyvybė už gyvybę, dantis už dantį. Tai jie, aišku, dar nebuvo tada, tai jie nukirto jam. Davė atsigerti jo gėrimo, kuriuo jisai girdė, kitus žmonės jam įpylė pačiam į jo taurę. Ir davė paragauti, kaip yra skanu, kai tu esi pažemintas ir paniekintas ir kai tu invalidas esi. Aš nežinau, kaip ten tą kraują dezinfikuoti reikia. Čia vis dėlto. Ar galit kas nors pagroti gitarą be nykščių? Kas nors galit paimti gitarą be nykščių pagroti? Kažkaip ant kojų pasidėjus ar ne? Nykštys yra mums Dievo darbuose ir fiziniuose ir netgi traktatą paduot, mes visur naudojam šitą pirštą. Aš nežinau, koks žmogus blogio išradėjas, kad jis va taip sugalvojo va taip padaryti. Mums nykščių reikia visame kame. Dievas davė žmogui 5 pirštus. Dabar japonai, kiniečiai labai robotus gamina masiškai. Man įdomu, kada jie ten įvers adatą į siūlą į adatą, kaip ten jiem gausis. Bet žmogaus pirštų turbūt niekas nepakeis. Jie reikalingi gyvenimui, viskam yra tarnystėje, buityje. Bet jie davė jam paragauti jo gėrimo. Jam pačiam nukirto ir kojų, ir pirštų nykščius. Ir nuvedė į Jeruzalę. Jie ten Jeruzalę irgi sudegino, ten gyveno pagonys. Vėliau Jeruzalė taps dvasinis centras. Toliau eilutė sako, jie ir pačią Jeruzalę 8 eilutė, čia jau už mūsų teksto, ar ne, tengi visas Kanano buvo centras stabų garbinimo. Tai Dievas išrauna ir įsodina savo sodinį. Todėl, mielieji, ateis tokia diena, kada Dievas suskaičiuos ir užbaigs visas šios žemės karalystės, visas. Bet dabar teisiamas Adoni Bezekas. Jis dar bandė slėptis, bėgo slėptis. Adoni Bezekas, kur tu žmogau nuo Dievo teismo pasislėpsi? Jie jį pagavo, arba patys saviškiai išdavė iš baimės, nežinau kaip ten buvo, bet jisai numirė Jeruzalėje. Štai ką noriu pasakyti. Jo gyvenimas nebuvo taip kaip anksčiau ir paskutinė mano mintis – galimybė susitaikyti su Dievu. Dievas kartais šioje žemėje dar duoda laiko atgailauti už visas savo nuodėmes ir prašyti Dievo atleidimo. Tai yra svarbiausia. Kvietimas ateiti pas Dievą, atsiprašyti už visas savo nuodėmes, paprašyti atleidimo ir leisti būti Dievo naudojamu. Adoni Bezekas jau negrįž daugiau namo niekada ir niekada daugiau taip nebus kaip anksčiau, bet bent likusias dienas jis gali pašvęsti Dievui. Samsonas tai padarė, bet aišku, jis Dievo žmogus buvo, ten kita istorija. Kai nusikaltėlis ant kryžiaus turėjo kelias valandas iki savo mirties susitaikyti su Jėzumi, jisai žinojo, kad jis nuo kryžiaus daugiau nebenulips. Vienas iš 2, ar ne, tas, kuris patikėjo. Ir turi kelias valandas ant kryžiaus ir žinai ką, gal pirmą kartą savo gyvenime jis per tas kelias valandas pasimeldė už savo artimus žmonės. Gal pirmą kartą gyvenime, nes jie buvo nusikaltėliai ir jie buvo nuteisti mirti romėnų. Bet atėjo toks momentas, kada tu sunkioj būklėj. Ne vienas nuteistasis kalėjime sako, ačiū Dievui už kalėjimą. Aš pradžiai tai net sutrikau, žinai, galvoju, kaip čia. Jis sako, jeigu ne kalėjimas, aš Kristaus būčiau neradęs. Laisviai man jis nerūpėjo. Bet čia, tokiom aplinkybėm, aš pradėjau kelti žvilgsnį į viršų ir ieškoti Dievo. Ir tai yra gera. Bet kokiom aplinkybėm Dievas kalba žmogui, jis jo ieško ir jį suranda. Mėlieji, mes tikrai labai džiaugiamės už tai, kad ir netrukus bus Kalėdos, visas krikščioniškas pasaulis, kad ir kaip pasaulis nori iškeisti Kalėdas į kažkokį
kitą renginį ar ne, arba tiesiog neminėti, arba kažkaip užtušuoti. Mes švenčiame Kalėdas. Tai yra viena nuostabiausių švenčių Mesijo gimimas Betliejuje iš mergelės Marijos, jis yra pasaulio gelbėtojas. Ir jis nori ištraukti kiekvieną iš po šėtono prakeikimo stalo ir nori paleisti į laisvę. Jis išgydo mūsų nukirstus dvasinius rankų ir kojų nykščius ir dovanoja naują gyvenimą. Ir mes šiandieną tarnaujame Dievui ir dėkojame Dievui.